Labas rytas ir vėl vloginu, nes šiandieną grįžta Edgaras pagaliau. Važiuoju dabar į Lycą, to jau už 45 minučių atvažiuoja vairuotojas. Paims mane su mašina, važiuosiu į Lycą paimti Edgaro, nes jisai atskrenda, grįžta, dabar iš Lietuvos, bet aš jį palikau, nes aš grįžau į Angliją, jis dar liko, nes buvo Singapūre ir Balyje atostogavo, žodžiu, atostogos buvo mūsų atskirai ir va dabar grįžta, tai su Luku važiuosim šiandien paimti. Ir kadangi turiu važiuoti į Lycą jį parsivežti, tai šiandien pasiėmiau išeiginę, tai dar kažką tais pafilmuosiu ir dar šiandien redaguosiu filmuką jums vieną, kurį esu nufilmavusi likus skoloj. Žodžiu, šiandien tokia darbinga diena, daug filmuosiu, manau, daug redaguosiu. Ir žodžiu, sugrįžau į YouTube, kaip ir sakiau. Dabar prasidės rugsėjo mėnuo ir jau prasidės filmukai, manau, taip tikiuosi. Palauk, Lukutį, kalbu. Nori ir tu pasisveikinti? Jo. Teik, sakyk labas. Labas. Eisim autobusą važiuoti, lėktuvą važiuos. Skriesim, paskui skriesim. Dabar skriesim, paskui dar eisim. Matėm. Tai va, žodžiu, tiek. Kaip sekasi? Gerai? Jau važiuoja mašinai į Lycą pasiimti Edgaro. Jo, ant Tomas? Ne, Tomo dar nebus. Tomas dar liko pas babą. Ne, nebus liko. Važiuosim po mėnesio arba rugsėjo mėnesį pasiimti Tomą. Jo? Jo, paskui pasimsim. Reikia pasimti Tomą ir liko. Dabar važiuojame Edgaro pasiimti. Gerai. Važiuojam jau netoli Lycos ir kokie debesis, kaip apsiniaukę. Siaubas. O kai išvažiavom, saulė švietė. Jo, reikia eiti mokti dabar, reikia eiti pasimti Edgarą, reikia ateiti Edgarą. Taip, pirmą eisim Edgarą pasimti ir tada eisim. Neteina, bet dabar reikia pasimti. Bėgam. Bėgam. Sulaukėme Edgaro. Kas bus? Nelūš. Einam dabar į mašiną, einam per perėją tenai. Pasisveikink. Labas, taip tyliai. Ką man sveikintis į kamerą? Taigi žinai, kad ne kamera čia. Kas? Žmogus vaikšta? Taip, daug žmonių bus. Čia tai atskrido iš to lėktuvo lengvai. Vairuotojui prireikė truputį pasipilt benzino, prisipilt. Tai mes sustojom, laukiam ir aikštelėj truputį sėdim, gurkšnojam, taip? Jo. Jau su Edgaru pasiėmėm, viskas gerai. Jo, eisim namo dabar. Taip, jau eisim namo. Amber Bridge.
Kągi Edgaras daro, palikom raktus ir Edgaras bando atidaryti langą dabar. We need to open the window. Pamiršau raktus pasiimti, Andrius išėjo į darbą ir dabar negaliu įeiti ir užrakintos duris. Bando Edgaras per langą, bet jaučiu nieko nesigaus, nes pas mus toks kabliukas užsikabina tenai dėl apsaugos. Ir viskas dabar eina savo. Sėdėsiu iki 10 vakaro, tada čia nais. Laukia, lauksiu, kol grįš Andrius. Ką? Pjūkliuką netinka? Plaktuką? Oh my God. Į tualetą. Įlipo Edgaras pro tualeto langą, bet kaip iš čia įlipo, nesuprantu, per čia va nėra niekaip kaip lipti, bet įlipo. Viskas, atidarys duris dabar. Vau, kiek pripakuotas. I can't see it. Megan Dragon, $1,000. Oho, koks gražus He's parodė. really dragon. Aha. He's really dragon. Aha, tikras drakonas. Mom, this. Na ką, žiūriu, kad dar jums kai ko neparodžiau. Tikriausiai, kai žinot, kada gauna youtuberiai iš kiniečių parduotuvių rūbų kokių ar daiktų, ne, reikia juos parodyti per video ir atsiskaityti už tai. Ir žiūriu, kad paskaitau savo emailą, dar neatsiskaičius už porą rūbelių. Oi, sorry, truputį sirguliuoju, tai sorry už mano balsą ir už mano vaizdą. Ir žiūriu, kad neatsiskaičius už porą rūbelių ir turiu jums dabar juos parodyti. Taigi, gavau 2 rūbelius iš parduotuvės Romve. Tikriausiai jau ją žinote visada, ne pirmą kartą šią parduotuvę miniu savo video. Ir kągi gavau. Ir gavau labai seniai. Man atrodo, kad Liepos mėnesį, gal net Liepos pradžioj. Ir ko buvau neparodžius. Taigi, dabar ir parodysiu. Tai yra marškinukai. Šie marškinukai, kainą jų parašysiu kažkur šalia, nes tiksliai jau tikrai dabar neatsimenu ir nesiruošiu, nepažiūrėjau dabar. Žiauriai faini marškinukai, aš juos taip pamėgau, kad, tikriausiai jau ir esate mane ir Instagrame, jeigu sekate, ar kur matę daug kartų. Labai patogus marškiniai ir kas man juose žiauriai iš vis patiko, kad yra, oho, aš juos net neišvertus, kad yra štai šonuose, žiauriai patogus dalykas, yra kišeniukai. Tokie languoti marškiniai, labai norėjau languotų marškinių ir užsisakiau dar vieną dalyką irgi tuoj parodysiu, būtent džinsai ir prie jų įsivaizdavau, kad languoti marškiniai super duper turėtų atrodyti, bet dėja tas antras dalykas mane labai tiko. Bet dabar apie marškinius. Medžiagytė švelni, labai maloniai prie kūno tinka, ta prasme maloniai liečiasi, maloni medžiagytė. Šonuose yra štai kišenėlės. Aišku, aš dar apsirengsiu ir jums parodysiu, nežinau, ar foto, ar šiaip, bet štai tokie marškinukai, čia per priekį užsisega su sagutėm, rankovės tokios gali užsilenkti, su knopkiukėm tokiom, čia sagutės ir vat, kad šonuose yra kišenės. Super duper. Taigi, spalvytė tokia juoda, balta marškinukai, labai žiauriai tokių norėjau ir va. Gavau ir patenkinta. Kitas dalykas, ką irgi užsisakiau prie šių marškinukų, gavau bendrai juos nešiosiu, bet dėja kažkaip tai labai darko figūrą. Netokius kažkaip užsisakiau. Bet žiūrėsim. Gal pastambėsiu ir bus normaliai vėl. Tai yra tokie džinsai su petnešom, kaip ten vadinasi, ne kombinzonas, kažkas tokio, žinot, su petnešėliam. Bet šiti džinsai kažkaip kojos trumpesnės, čia nais labai platu
Ir štai tokie džinsiukai, irgi kainą parašysiu šalia, nes kainos neatsimenu. Ir čia kai taip užsideda, yra štai tokie atskirai atkeliavo tie segtukai užsegimai atskirai. Jie yra tipo draskyti, su skiliukėm, su skilėm štai tokiom. Žodžiu, apsirengsiu ir bendrą vaizdą galėsite pamatyti geriau. Tai šiais džinsais esu nepatenkinta, dar jų net nebuvau kažkur išėjus su jais, nebuvau užsidėjus, taip tik pasimatau, man ta figūra išdarko, tai galvoju, ai. Bet šiais marškinukais tai, 100% esu patenkinta. Tai va, marškinukus rekomenduoju, šitų džinsų, nežinau, čia pagal figūrą reiktų žiūrėti ir viskas. Bet šiaip irgi gerai, va, su kišenėm, viskas normaliai. Čia dar priekyje kišenės, va, tik tai, kad kažkaip tos kojos trumpos, čia platu kaip Karsonas atrodo. Tai va. Na ką, ir šitą vlogą jau turiu baigti, nes labai daug jaučiu prifilmau, arba kad ir nedaug, bet jau kažkaip ilgai jis man užsitęsė. Bet ką dar norėjau parodyti, kaip matėte, Edgaras atvažiavo namo ir man padovanojo štai tokią iš Balys salos, atvežė tokią lauktuvę. Ir šią veduoklę aš galvau pasikabinti vietoj šito paveikslo prie lovos. Sako, pagal feng shui, kad prie lovos pasikabinti, arba kad ir salone, bet geriausiai prie lovos pasikabinti veduoklę ir jinai ten nubaido visas blogas energijas, o atneša kažką gero, tai žodžiu, bandysiu. Štai tokia veduoklė, labai patenkinta, Edgaras manęs nepamiršo, nupirko, nes aš visada mėgdavau ir man patinka veduoklės. Vaikystėje tai turėdavau tokių įdomių, dabar kažkaip tai neteko vis pirktis. Tai pirmoji į kolekciją bus ir po to bus, manau, daug jau veduoklių, nes priminė mano šitą tokią aistrą veduoklę. Ir dar labai daug kas manęs klausėte paskutiniu metu, kokį tušą naudoju, kad sako, Evelina, pas tave blakstienos gerai atrodo, kokį tušą naudoju. O tušą naudoju, pasakysiu taip, iš Maybelline Lush Sensation Luscious with Oil Blend. Bet, kai aš jį nusipirkau, nežinau, net ar rašiau ar ne, bet sakiau, jetus, koks nefainas, riebus, tepa, visur apteplioja, kai dažais aplinkui išsiteplioja. Bet praėjo savaitę ar dvi, turiu dar kitų tušų, bet jau jų nenoriu imti į rankas. Vat šitas man super duper. Štai toksai. Tai iš Maybelline. Tikrai fainas tušas. Bet jam reikėjo, kad jis, kaip čia pasakyti, pasentų, tipo, kad kada jau senesnis, kai truputį apdžiūsta, tada geriau tepa, negu kai buvo pats šviežias, šviežutėlis, atidarai ir tada teplios. Tada ne taip gerai dažė ir nepatiko ir galvoju, fui, daugiau nepirksiu. O dabar žiūriu, kad super duper yra. Pavyzdžiui, ką paskutiniu metu dažausi, ką naudoju kosmetikoje. Turiu tų visokių kosmetikų, palečių, pavyzdžiui, bet nieko kito man nereikia. Jau kelis mėnesius, tuoj susens reiksmės, kelis mėnesius naudoju štai šią paletę iš Revolution. Makeup Revolution London, jo. Fortune Favors, de Brave. Nežinau, čia biškį pas mane apsitrinus, bet atrodo štai taip. Ir tai yra štai ši paletė. Tik aišku, dabar bus baisi, nekreipkite dėmesio. Štai tokia. Tokios spalvytės. Dabar, kam noriu padaryti staigmeną, tai irgi stengiuosi dovanoti šią paletę, nes man žiauriai patiko. Nu jau kaip ir matot, kiek aš čia prinaudojus, išsitepliojus tas spalvas. Kuo jinai fainai yra, kad yra keistų spalvų, tokių nematytų, kitose tuose paletėse tokių nebūna, tokios keista. Pavyzdžiui, maišyta bordo ir juoda. Čia nežinau, matys. Bordo ir juoda, ar ten auksinė ir mėlyna. Yra tokios spalvos pamaišytos, tai va. Labai gera paletė ir ją sukūrė. Tai yra išrinkta spalvytės, kaip rašė, kad iš geriausių Anglijos blogerių surinko savo spalvas ir sudėjo į vieną paletę. Štai tokia vlogerių paletė. Favoritinių spalvų, favorito spalvų, kaip čia.
Tai va, toliau, kitas klausimas apie mano antakius. Tai šiaip antakius einu į kirpyklą dažausi, bet kada nėra laiko, dabar šiuo metu tikrai jo pas mane mažai, ir namuose ką naudoju, tai irgi jau kažkuriam filmukė rodžiau, ką nusipirkau ir dar turiu ir naudoju, ir nenuvylė manęs, tai yra iš BRM Brow Kit Shape and Define Medium to Dark. Tamsiausios tos spalvos iš BRM, štai. Čia viršelis štai taip atrodo. Na, aišku, viskas jau apsitrynė pas mane. Ir čia nelabai gražu, bet štai toks vidus. Yra vaškas, yra šešėliai tamsus ir yra šešėliai po antakiais aplink jau šviesus. Pincetukas ir šepetėliai. Tų šepetėlių nenaudoju, bet spalvytės tai man patinka ir naudoju. Lūpoms, ką šiuo metu pastaruoju paskutiniu metu kelis mėnesį einu į darbą, pavyzdžiui, ir ką naudoju, tai irgi vienas produktas tai yra, užrašo nesimato, bet iš Tanya Burr lūpų blizgis, štai toksai. Čia atrodo kaip su blizgučiais dar parodyta pakuotė, bet šiaip tų blizgučių visai ant lūpų nesimato ir štai toks šepetėlis, tink. Žodžiu, faina, patinka. Ir tiesiog prilipo. Ir dabar, kai eisiu pirktis dar kažką lūpom, kai šitas jau Hanajam bus, tai pirksiuos irgi kažką iš Tanya Burr. Kažkas man rašė, kad nepatiko iš Tanya Burr šitie blizgiai. Man labai tiko ir tikrai kiekvieną dieną naudoju ir nesiskundžiu. Ir dabar 2 nauji pirkinukai. Šiandieną nusipirkau pardui. Ko nenaudoju? Tai sausų šampūnų, nes nuo jų galvoju kartais spogų tokių atsiranda, spogelių. Ir šiaip galvoju, bet kartais į darbą leki ir ten suprakaituoja viską ir reikia to sauso šampūno. Ir buvau nebandžius, dabar sakau, pabandysiu, gal šitas bus kitoks. Tai yra iš Garnier Fructis Fresh. Ir štai toksai toks su citrina, su kuo čia parodyta ir ledukais. Štai toksai sausas šampūnas. Jo dar nebandžiau, kai išbandysiu, pasakysiu, bet naujas pirkinukas. Pabandysim, žiūrėsim. Kvepia tai žiauriai gerai. Kaip ir viskas, man iš Garnier, tai viskas žiauriai skaniai kvepia, kaip jum. Taip, taigi toks. Ir dar iš tos pačios iš Garnier nusipirkau veido praustiklį, nes žiūriu, jau mano baigėsi iš Eivono. Ir nusipirkau su apelsinais veido praustiklį, štai taip atrodo. Irgi dar šiandien nebandžiau, kadangi tik šiandien nusipirkau. Pabandysiu ir arba Instagrame, arba sekančiam vlogė pasakysiu, ką manau apie šitus. Patiko, nepatiko, verta pirkti, neverta. Tai va, žodžiu ir tiek, čia ir baigsiu šitą vlogą. Ir kaip visada susitiksim jau greitai kitose filmukuose. Iki, myliu, bučiuoju. Nesirkit. Sveikatos jums ir gerų naujų mokslo metų. Iki.